Labas žmonės, šiandien kaip visą laiką, kiekvieną rytą praktiškai vėluoju į autobusą, tai šiandien jaučiu rekordus, visus sumušiau ir per 6 minutės atėjau iki vienos vietos, per kurias atinu per 9, nes žiauriai realiai skubėjau, vos nebėgau nuo kalno, tai va, dabar nieko nespėjau pasidaryti su plaukais, nes aš vos spėjau iš viso išbėgti iš namų, man yra tiesiog greitai einu. Arba tiesiog sabūną tai slogo prasideda. Ir man dabar prasidėjo. Nežinau, kad aš vis dėlto greičiau neatėjau. Aš kaip ėjau, taip ir ėjau. Tuoj būčiau greičiau. Tai taip išeina, kad aš kiekvieną rytą taip pat einu, nes aš taip pat vėluoju. Tai jau atėjau mokyklą, nusiėmiau sveiką, pasidėjau spintelę. O dabar eisiu tikriausiai į tarybą padėti sesijai dėl mokinių tarybos pirmininko rinkimų ir mokinių tarybos rinkimų. Ir vėl truputį pamiršau filmuoti. Tai dabar einu susitikti su Aurelija, nes dar šiandien nebuvom susitikusios. Savo pažastinė. Tai yra pagalvė, dar kitaip vadinamas vėlės. Šuo įkandęs turi laikyti ir nepaleisti. Aš per pertrauką patekau į klausimėlį, tai... Pietų pertrauka mus užrakino. Susirinkom daiktus visus ir dabar varom vietoj kūno kultūros į salę, bandysim sportuoti. Ėjom dar į kiuką nusipirkti vandens. Mane į galvą pasitino, aš paskutinė sėdžiu gale. Tai ką, po salės reikia daryti maksimą. Taip, tai žinoma, einam prie šokolado. Juokauju. Jau grįžau namo po salės, tai dabar einu atlikti savo darbų, va jau matau, reik obuolius pasiimti, eisim pas Danielius. Va jau ateina, laukia manęs, tai duosiu jiems grūdų ir obuolių. Va, grynai laukia, kol atnešiu jiems valgyti. Ta prasme, jie taip artėja. Arbatytės pasidarysiu. Žodžiu, prisiminiau, kad noriu papasakoti dėl klausimėlio, kas buvo šiandien mokyklai. Tai pas mus mokyklai yra keli žmonės, kurie filmuoja klausimėlį TikTok ir kelia. Šiaip daug peržiūrų surenka. Ir šiandien sako, kad aš irgi turiu patekti dabar jų klausimėlį, tai uždavė klausimų. Ir greičiausiai, kad įkels į TikToką, tik nežinau kada, nes mačiau, kad šiandien kėlė kitą žmogų įkalbino, tai įsivaizduoju, tikiuosi, kad nekels, nes prašiau, kad nekeltų, nes nenoriu. O dabar jau žiauriai pavargau, padariau daug namų darbų ir